Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija, tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas neįprastai didelis. Jeigu atsakysit teisingai, jums atiteks Krekenavos, kai norisi mėsos prizas. Priešingų atveju Astai ir Mantui daug dešros. Dėmesio klausimas. Duokit. Duodu. Klausykit. Kuo buvo išskirtinis 2013 metų JAV už $330 000 parduotas mėsainis? Wow. A. Jis pagamintas iš laboratorijoje užaugintos mėsos. Arba B. Prieš tai jo atsikando JAV prezidentas Barackas Obama. Arba C. Jį sukūrė kulinaras menininkas, bendradarbiaudamas su mados namais Louis Vuitton. Užstrigo. Žinok, aš esu matęs, man atrodo, kur išspaudžia ant bandelės Louis Vuitton. Aš žinok irgi, linksė norėjau sakyti. Kas yra įdomiausia, pavyzdžiui, tie atkasti dalykai, beje, viename žaidime, kurį pats vedu, sužinojau, tikiuosi, neišduosiu dabar nieko, buvo tik už $1000 parduotas su viršum Jasino Timberlako atsikastas skrebutis, kuris paliko radijui. Už $14 000 buvo parduota Britney Spears išspjauta guma koncerte Londone. Aukciono metu. Ir už daugiausiai ten, už belenkiek keliasdešimt tūkstančių buvo parduotas skrebutis, ant kurio matėsi šventos mergelės Marijos atvaizdas. Man tu, kai įsi tūliką, pranešk man gerai. Aš tau galiu, žiūrėk, duok dešros, aš nukasiu ją. Galėsi pardavinėti. Aš dabar pateikiau. Pasikeičiam. Pateikiau, aš mažą, kurio bus brangiau mėsainis negali būti vardas 330 000. Užraugiam. Realiai pateikiau. Jeigu Britnės guma 15 štukų. Pateikiau nieko nepadedančius argumentus, nekeičiančius argumentus, bet vis tiek 330 000 yra... Kulinaras, menininkas. Per daug, o Obama... Čia realiau, ta prasme, laboratorija užauginta mėsa, ar tai būtų vertinama taip. Tai yra auginama, bet norėtų... Mes dar neišnaudojame publikos... Yra kažkas gal... Bet aš net irgi žinau kažką girdėjęs. Jo, aš esu matęs tą tokį, atrodo, kad Louis Vuitton ženklas išdegintas. Kažkur kažkas man... Bet čia gal yra kažkokia nesąmonė, kodėl turėtų tai būti, o gal ir taip yra. Bet Louis Vuitton yra Prancūzija, o čia yra Jungtinės valstijos. Bet bendradarbiaudamas sukūrė kulinarą. Ne, tai parduotas JAV, žinai. Taip davė, jo. Louis Vuitton, aišku, visur yra. Azijoje dabar labai daug jo. Yra. Ir ne dėl padirbinių. Ir dėl padirbinių. Ir padirbinių. Lietuvoje dėl padirbinių. Bandom išsisuk patys, nes laboratorija užauginta mėsa. Gal pauksuotas, pavyzdžiui, buvo kaip temelinai. Matai, čia jau kaip performance. Čia yra performance dalis, nes ir laboratorijų užauginta mėsa turbūt nėra. Ja, čia turi būti performance, kažkoks vardas ir taip toliau. Bandom C variantas. Labai gerai užpakuota. Andriau, C variantas. Ką? C variantas. Ar tai yra teisingas variantas? Mėgstate mėsos gaminius? Taip ir tįsta seilę pagalvojus apie rūkytas dešras, dešreles ar servelatus. O gal dabar mielai suvalgytumėte mėsainį? Tik ar ryžtumėtės už jį mokėti $330 000? Būtent tiek kainavo 2013 metais JAV parduotas mėsainis. Tikriausiai kyla klausimas, kuo jau toks ypatingas šis patiekalas, jei kažkas už jį ryžosi pakloti tokią įspūdingą pinigų sumą. Pasirodo, šis mėsainis buvo pagamintas ne iš fermoje augusio jaučio, kiaulės ir vištos, o laboratorijoje iš kamieninių ląstelių užaugintos mėsos. Nors dabar tokia technologija naudojama vis dažniau, tuo metu tai buvo pakankamai brangi ir gana retai naudojama opcija. Ai. Dešra nuo jūsų tolsta. Dešra nuo jūsų tolsta. Galiu vieną? Vieną galiu. Kurią duosi? Dešryčių nori? Nesvarbu man. Ar servilatą? Va. Aišku. Jo, net tas... Dirbam už dešrą. Turėsite va daug kur dar aš. Ir va, jums turėtų likti. Prasisiuskit. Kągi, dešros, na, ne jūsų. Nieko. Mantai, Asta. Jep. Aš noriu tos... Kaip tik matau dabar dosniai dalinate Krekenavos, kai norisi mėsos. Bet gal reikėtų, savo laimę ne ant kitų nelaimę statyti. Aš tai susikaupęs.